Sveiki, štai aš atvykau į Baobabų alėją Madagaskare, labai ilgai čia važiavau, 20 valandų bendroj sumoj, kad dasigaučiau iki šios vietos. Baobabam yra po 800 metų, kai kuriem po 1000 metų. Visos svajonės pildosi. Daug keliauju, turiu pinigų, turiu sekso. Paskutinė tik tai mano svajonė dar neišsipildė, kad Lietuva vėl būtų prie rusų. Štai kaip viskas gražu Madagaskare, o Lietuvoje taip pat gražu. Sklinda video po Facebookus apie tai, kaip Celofanas nužudė Valdą Bartkevičių. Labai džiugi naujiena, sveikinu Celofaną su tuo, ką jis padarė, tai yra didvyriškumo aktas. Reiškia, mes aiškiai matome video, kaip Bartkevičius kabinasi prie Celofano, Bartkevičius spjovė į veidą Celofanui ir tada, kaip mes aiškiai matome video, Celofanas ištraukė peilį, kadangi jis nusikaltėlis, jis visada turi su savim peilį, ir peilių pradūrė Bartkevičiui smegenis per užpakalį. Įdurdamas peilį Bartkevičiui į užpakalį, Celofanas likvidavo Bartkevičiaus smegenis ir nuo to Bartkevičius žuvo. Aš mačiau šitą video ir aš labai pritariu šitam didvyriškumo aktui. Kuo mažiau Bartkevičių, tuo geriau. Video aiškiai rodo, kad tai buvo savigyna. Bartkevičius žuvo dėl to, kad puolė pirmas ir dėl to buvo nužudytas savigynos tikslais. Kaip praneša propagandistai, Bartkevičius jau parašė skundą ant Celofano. O Celofanui, tarp kitko, taip pat reikėtų parašyti skundą, kadangi matos video, kad jį užpuolė būtent fašistas Bartkevičius, kuris šiuo metu yra reanimacijoje. Jis žuvo, bet dabar jį bando tenai atgaivinti, kaip aš suprantu. Tikiuosi, kad nepavyks. Įdomiausia yra, kaip pristato tai Lietuvos žiniasklaida, Lietuvos purvasklaida. Jie tenai rašo, kad, reiškia, sukėlė skausmą, daug kartų teistas Celofanas visuomenininkui. Nerašo, kad fašistui, nerašo, kad Rusijos policijos paieškomam Bartkevičiui. Rašo visuomenininkui, visuomenininkas, nors jis yra, aišku, Bartkevičius nusikaltėlis dėl to, kad Rusijos federacija išdavė jam arešto orderį. Ir be abejo jį sulaikys, jeigu smegenų trauma nebus mirtina. Aš tai manau, kad bus mirtina, nes ryškiai matosi Celofanas peilį įkišo į užpakalį Bartkevičiui. Tai po tokios smegenų traumos neatsistatoma. O Celofanas yra daug kartų teistas, kaip rašo Lietuvos žiniasklaida. Jis turbūt yra daug kartų teistas, bet mes turim suprasti, kad tai yra fašistinis režimas, kuris nuteisė jį daug kartų. Ten, kur kitose valstybėse jam nebūtų net iškelta baudžiamoji byla, dėl to, kad ten nėra nusikaltimai. Taip dirbo propagandistai. Ir be abejo, propagandistų visa energija yra nukreipta į pačius durniausius lietuvius. O pačių durniausių lietuvių Lietuvoje yra dauguma. Dauguma. Tai ką, šitoje situacijoje Celofanas turėtų parašyti skundą policijai ant to paties Bartkevičiaus. Nes neduok dieve, jis išgyvens šitą smegenų traumą ir tada galima bus teist Bartkevičių už tai, kad jis per daug spjaunasi tenai. Įžūliai elgiasi. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.